Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius, tačiau kelionėse kojomis taip pat susukame nemažai kilometrų. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 30 įamžintų kelionių už Lietuvos ribų, o šiandien prasideda 31 mano kelionė. Mielas dienorašti, šiandien neriam į 2 savaitės truksiančias atostogas. Pradėkime nuo bendros informacijos apie šią mano 31-ąją kelionę, kuri bus šį kartą sukomplektuota ne tik iš skirtingų ir dar nelankytų šalių, bet ir iš skirtingų keliavimo būdų. Paaiškinu tuoj, ką čia turiu omeny. Pirmas etapas. Atskrendame mes į Atėnus ir Graikijos sostinėje praleisime 2 dienas. Antras etapas prasidės 3 atostogų dieną. Pradėsime mūsų 7 dienas truksantį kruizą, kurio metu aplankysime nemažai Graikijos salų ir užsuksime į Italiją. Trečias etapas prasidės iškart po kruizo. Skrisime į Albaniją, kurioje aš dar nesu buvusi ir praleisime likusias atostogų dienas ten. O būdami Albanijoje, kaip bonusą, aplankysime dar vieną ekstra šalį, tai Šiaurės Makedoniją. Bet dabar apie viską nuo pradžių. Atėnuose aš 1 kartą, bet Graikijoje jau 2. Prieš daug metų dar mokyklos laikais su šeima atostogavome Kretoje ir buvome nuplaukę aplankyti Santorino. Atėnuose praleisime 2 dienas, o ką spėjame nuveikti Atėnuose per jas, šiame mano dienoraščio įraše ir pamatysite. Na ką, pradedu 31 savo kelionę. Let's go! Kadangi skrydis ankstyvas, tai yra 6 val. Ryto, tai mes gudruoliai nusprendėme, kad gera idėja yra neiti naktį miegoti, bet iškart pasakau, daugiau nekartotume, ne mūsų amžiui tokios avantūros. Atskridom į Atėnus, dabar laukim savo metro. Metro bilietas kainavo tik 1 eurą ir galima naudotis telefonu arba bankinę kortelę, tiesiog priliesti ir nereikia pirkti jokio bilieto. Labai patogus būdas. Jau ne vienoje šalyje tai buvo. Atėnuose irgi taip galim daryti. Nu ką, mes jau esam Atėnuose. Atvažiavom šiaip ne taip. Išsiaiškinom, kad pasirodo bilietas nuo oro uosto iki Atėnų centro kainuoja 9 eurus. Kad mums reikėjo iš tikrųjų pirkti bilietą, bet šiaip ne taip prasprūdom. Nežinom, ar prasprūdom, ar nežinom. Nei to nežinom, gal dar suseksmus. Bet šiaip tai 9 eurai kainuoja, pasirodo. Tai va, atvarėm su metro į centrą ir dabar eisim po truputį link savo viešbučio. Ir pakeliui galbūt sustosim kažkur pavalgyti. Ką, atostogos prasideda. Nu ką, susiradom pagaliau kur pavalgyti ir bandom pirmosius savo graikiškus salus, tai Mytos ir Kaiser. Ir mūsų įvertinimai. Kalnai mėsos. Tai pas Karolį yra gyros, o pas mane yra suvlakė. Dabar ragausim, žiūrėsim ar skanu. Tai esam jau visai šalia savo viešbučio, pasižiūrėjom, kur čia įeiti ir panašiai. Šalia yra čia bariuko aplinkui, tai dar atsisėdom, nes turim dar valandą laiko. Tai tą valandą laiko išnaudojom degustuodami graikišką alų. Toliau ir apelsinų sultis. Turim čia Ezą. Abudu pasiėmėm po tą patį šį kartą. Čia jau gulime savo viešbutyje, kurį visą taip ir pamiršau aprodyti, bet pasakau, kad buvo tvarkingas tikrai, parašau pavadinimą ir informuoju, kad viena naktis kainavo 61 euras, o dabar laikas popiečio miegelio. Taip, dabar yra be 5:07. Mes tiesą sakant, kai tik tai atvarėm į viešbutį, ėjom iškart miegot. Mūsų skrydis buvo labai ankstyvas. Mes išskridom iš Lietuvos po 5:05. Svarbiausia ne tai, svarbiausia tai, kad mes nusprendėm, kad mums neapsimoka miegoti naktį. Pamiegojom ir dabar judam apžiūrėti truputį Atėnų. Buvom nuėję prie Dzeuso šventyklos, bet ten uždaryti vartai, tai įeiti pasižiūrėti yra negalima.
Tai dabar varom link kito objekto. Pasižiūrėsim, ar ten irgi nėra uždaryta ir ką galima apskritai šiandien pasižiūrėti dar. Šiaip graikai rankita, kažkas. Jų Panathinaikos yra, ne? Panathinaikos ir Olimpijakos. Ir Olimpijakos. Tai va, dabar čia matote stadioną, kuriame vyko pirmosios modernios olimpinės žaidynės 1896 metais. Dar vieną labai svarbų dalykėlį norėjau pasakyti apie šitą stadioną. Tai yra vienintelis pasaulyje balto marmuro stadionas. Atėjom čia į kažkokį parką, buvo pasižymėjus, tipo populiarus Atėnų parkas. Eisim biškį pasižvalgyti, kas čia yra. Pirmai buvo vėžlių baseinas, tai čia va dabar toks pat karpių, oi karpių, japoniškų. Po pasivaikščiojimo parke mano sudėliotame maršrute sekė Sintagmos aikštė, kuri yra svarbiausia aikštė Atėnuose. Priešais aikštę stovi Graikijos parlamento pastatas, o šalia jo nežinomo kareivio kapas. Paminklą 24 valandas per parą saugo sargybiniai vadinami F-zonais. Jų pamaina keičiasi kas valandą ir turistai renkasi pažiūrėti, kaip čia visas tas reikalas įdomiai atrodo. Visas šou. Okay. Dabar, kai jau truputėlį apsipažindome su Atėnais, galime sau leisti prisėsti. Ir pirmajam vakariniam prisėdimui nusprendėme pasidaryti alaus degustaciją. O prisėdimams aš turiu kruopščiai atrinktą barų ir alaus daryklų sąrašą. Šitie du veikėjai belia kur neina. Tai atvarėm čia į tokią vietelę, Barley Cargo. Buvau nusižiūrėjusi iš anksto šitą alaus mėgėjų vietą. Ir šį kartą vietoj to, kad pasiimtumėm tiesiog alaus, mes pasiėmėm kombo. Ir turim 4 mažiukus aliukus po 125 mililitrus, ne? Ir juos mums atrinko barmenas. Kažkokie labai ypatingi, kažkokie mandresni, nes būtent tas komplektas, kurį pasiėmėm, vadinasi Special, ne? Special Solo vyktai darykla yra, kuri gamina šitus alus, tai irgi tokie graikiški. Taip, pirmasis Classic IPA. Toks truputį rūgštus, kartumo tokio turi, nu kaip IPA ir įprasta. Bet nėra per kartus, tai mums labai tinka. Sour ale jau. Jo, sour ale. Turėtų būti rūgštus. Susiraukimo nebuvo, tai nėra gal toks rūgštus? Nėra rūgštus, ne? Bet biškį sidrą primena. Sidrą primena? Vaisiukas toksai, ne? Taip, trečias mūsų. Ne. Šieks iš vis kryvyną kažkaip panašu. Rimtai kryvynas.
Net nepasakyčiau, kad alus. Irgi toks švelnus. Švelniai, pane. Karolis sakė, šitas 4 mėgstamiausias, aš ragauju. Nu, ta prasme, tradicinė įpakoja. Bet kartumo irgi nėra daug. Viskas gerai. Žodžiu, visi labai skanus, labai įdomus. Toks rinkinys kainuoja 15,70. Taip, tai atėjom į kavinę su muzikantais, pasiėmėm po vieną aliuką, aliukas 4,60 ir už muziką moki nuo vieno žmogaus po 3,50. Bet šiaip visai įdomu, už tokią pramogą, kaip paklausyti Graikijoje, graikiškos muzikos, tradiciniais graikiškais instrumentais, kad groja, tai galima ir sumokėti po 3,50, čia kaip už bet kokią kitą atrakciją mokėtum pinigus, tai čia man irgi atrakcija yra. Visai įdomu. Taip, tai atvarėm čia į tokį barą, kurie daug kraftinio alaus turi ir Untappd programėlė čia yra naudojama. Tai va to įsivertinsim. Pas Karolį yra Tales of Ales, šito baro kolaboracija su Šiaurės Graikijoje esančia darykla. Ir pas mane yra iš Korfų salos daryklos alus. Pasiėmėm dar po vieną mažą taurelę pabandyti tokių populiarių pagal Untappd įvertinimus alų. Tai Karolio su blueberries. Jo? Nesijaučia blueberries, sakė, jaučiasi rūgštumas. Ir pas mane yra stautas. Taip, tai labas rytas. Labas rytas ne visiems, dabar yra 15:12 ir mes pradedam savo rytą nuo pusryčių. O šiaip atvarėm tai čia į tokią pusryčių vietelę, brunčo vadinasi. Tai užsisakėm Fredo kapučino, tokia kaip tradicinė kava graikiška. Pasiėmėm sulčių šviežiai spaustų. Kava yra labai stipri ir šiaip šitą kavą jie mėgsta gerti, nu, aš per Orijaus laidą, aš neišsigalvoju, su daug cukraus mėgsta gerti. Paklausiau tos graikės padavėjas, kiek cukraus dedat, jinai sakė, dedas labai mažai. Aš sakau, davai man visai be cukraus. Ir čia viena iš tų kavų, kur reikėtų dėtis cukraus. Labai stipri. Net laikosi visą tą kavą ant dugno, maišiau čia, bet vis tiek va, 3 sluoksniai matosi. Ir dar, jeigu čia ką nors susisakai, pastebėjom visą laiką atneša kažką ekstra. Tai va, dabar prie kavos, prie pusryčių sausainiukai. Vakar alaus susisakinėjom, čipsai. Ir vienoj, ir kitoj vietoj, nesvarbu kur ateini. Visą laiką vandens atneša. Tai va, taip atrodo mūsų pusryčiai. Mano Benedikto kiaušinis ir pas Karolį yra sumuštinis. Specifiškus pavadinims kažkoks? Klub. Tai nieko labai graikiško. Tai va, skanaus. Kainelės tokios brunčo. Čia ne pusryčiai, o brunčas buvo. Jeigu norit žinoti už tą kainą, ką gauni, tai labai prisivalgėm. Labai prisivalgėm ir skaniai pavalgėm. Na, o dabar judėsim toliau link tolimesnių objektų Atėnuose. Dar iki Akropolio turim laiko, turim rezervaciją 2 valandai bilietus pasiėmę. Gal dar spėsim kažką pamatyti.
Tai pamatėm visgi tą Dzeuso šventyklą, į vidų ar arčiau panašu tikrai negalima prieiti, bet nuo Hadriano arkos pusės per tvorą galima tikrai padoriai pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Labai daug gatvės muzikantų Atėnuose, grojančių įvairiais tradiciniais ir ne tik instrumentais. Vaikščiojom čia aplink Akropolį, ieškojom, kur ta senovės agora, niekaip nerandam to įėjimo, pagalvojom, gal čia vienas iš Akro pastatų ir ten patekt galima tik per vienus vartus su to pačiu Akropolio bilietu. Na, o dabar pagaliau atėjo laikas žengti į Akropolį, į žymiųjų graikų dievų šventovę. Kaip kažkada svajojau aplankyti Romos koliziejų, taip vienodai norėjau savom kojom pasivaikščioti po Akropolį. Dar vienas didelis pliusas senovės istorijos objektų sąraše. Vaikštom po Akropolį, pamatėm Partenoną, dabar čia pasikilėjom biškių aukščiau ir atsiveria visas vaizdas Atėnų. Karšta labai yra, bet spylė vandenėlio. Visgi buvo kraniukai panašiai kaip Romoje, gal tik tai vanduo šiltas, nešaltas, kaip ten gal buvo. Eisim apžiūrėti visas kitas šventyklas. Tęsim savo apžiūrinėjimą Akropolio. Tikėjomės šiaip, kad su gidu bus, tarsi mes ausinukais. Šiaip su gidu gyvai tai buvo kiti bilietai, biški brangesni, 36 eurai kainavo. Mes mokėjom po 30 eurų. Jo. Kodėl tu? Aš galvoju, kad su ausinukais bus, galvoju, už 30, nes ten kažkaip rašė, tai audio gidas tai bus, o nėra. Žodžiu, Karolis nepatenkintas jau. Nežinojo, kad tik 6 eurais daugiau. Nusivylęs. Tai va, imkit su gidu. Imkit su gidu. Papasakos daugiau apie senąją Graikiją. Ten žemai matosi ta arka, kur buvom pirmai. Dzeuso šventykla. Čia dar Akropolio teritorijoje kažkaip galima nueiti į uolas. Bet ne šiandien, matyt, ne dabar. Teritorija užrakinta. Lipam dabar į kalniuką pagal Oriaus rekomendacijas. Ten liko Akropolius. Toks vaizdelis atsiveria užlipus. Bandysim dar nueiti čia. Ten prie šventyklos. Čia kalniukas, Akropolis. Na, kokiai gražiai vietoj gesina gaisrą. O gaisro kažkaip nematyti. O čia nusipirkau tapytą paveikslą iš vietinio dailininko. Busi kolekcija šalia paveikslą iš Romos. Taip, tai mes jau po Akropolio, gerokai po Akropolio. Dabar yra 6:05. Tai mes vis dar bandėm įeiti į Agorą, Hefaisto šventyklą, bet taip įėjimo ir neradom. Nežinau, kaip ten žmonės įeina į vidų. Ką mes padarėm? Mes nusipirkom suvenyrų, lauktuvių parvežti. Ir dabar mus įviliojo į happy hour. Vienas kokteilis 9 eurai, bet be happy hour kainuoja vienas kokteilis 11 eurų. Dauguma kokteilių. Tai mes pasimėm tokius, kurie kainuoja po 13 eurų, kad būtų kuo didesnė nuolaida. Sakė Karolis, kad pritaikė tą nuolaidą. Abu kokteiliai po 9 eurus. Tai pas mane yra zombis, o pas Karolį Long Islandas. Vienas brangesnių kokteilių. Ir visą laiką, kaip sakau, atneša užkandžių. O čia va guli mūsų lauktuvės.
Kaip gražiai atrodo ir per kamerą. Šviesa. Pirmas mūsų patiekalas čia yra fava. Fava tai yra padažas, kurį pasiėmi tokią duonelę. Duonelė rankų darbo namų kepimo. Ir taip, kaip Karolis dabar daro. Tepi ant tos duonelės ir valgai. Nu, atėjo mūsų pagrindiniai patiekalai. Pamiršau, kaip mano vadinasi. Kažkoks Saukaukis kažkoks. Žodžiu, čia yra meatballai su tomato sauce, pomidorų padažu ir ryžiais. Ir pas Karolį yra suvlakis. Čia tadžikis, ne? Biškai toksai mačnesnis atrodo. Negu kur labai herbus atsirado. Nu ką, bandom, ragaujam, išžiūrim. O šitas padažas tai buvo toksai blend biškė, ne? Duonytė labai skani, dar šilta, dar šviežia, o padažas toks trūksta skonio. O du pagrindiniai patiekalai ir ten... Čia lusniai rašys? Bir, čia jaučiu. Likome nustebinti vakarienės kainą. Visko prisisakėm, labai skaniai ir sočiai pavalgėm, o kaina labai nedraugiška. Nesistebiu, kad vitelė tokia populiari. Papilėt. Na ir pabaigai dar porą įdomesnių barų iš mano sąrašiuko. Vienas jų ant stogo, nuo kurio atsiveria nuostabus apšviesto Akropolio vaizdas. Labai romantiška, labai gražu, 100% rekomendacijos. Kitame bare, kuris atokiau nuo šurmulio, kokteiliai turi pavadinimus kaip burtažodžius iš Hario Poterio filmų. Pirmiausia, noriu kreipdėmėsi į tai, koks pas mane ledo luitas įdėtas. Čia Tequila Sunrise. Palauk. Tequilus Sunrise'us. O pas tave? Martinus Šuts. Martinus Apples. Va taip. Ir kaip visada užkandukas. Tai pasibaigė mūsų 2 dienas trukusi viešnagė Atėnuose. Manau, pamatėme visą turistinę bazę, kurią norėjau pamatyti. Išragavome daug alaus ir privalgėme daug maistų. O kitame video jau prasidės mūsų atostogų antroji dalis – Viduržemio jūros kruizas.